komandose. Prancūzija Nicolas Batumas, Nando De Colo, taip pat Evanas Fournier, Rudy Goberas, Geršonas Jebusele. Kalbant apie Latvijos komandos penketą, Dairis Bertanis, Andrijus Gražulis, Rodijonas Kurucas, Rolandas Šmitas ir Arturas Žageras. Dabar metimas iš toli, pataiko iš tolimos distancijos Nicolas Batumas. Šiandien žaidžiantis istorinės rungtynes. Nicolas Batumas praėjusiame mače, kai žaidė su Kanados ekipa, sužaidė savo 23 pasaulio čempionato mačą, dabar yra 24. Ir iš visų Prancūzijos krepšininkų per visą istoriją pasaulio čempionatuose daugiau buvo, yra tiek pat dabar jau žaidė Borisas Diaw ir taip pat Mikaelis Želebalis, tad Batumas įsijungė į tą gretą, visi po 24 rungtynes dabar jau yra sužaidę. Ir Batumas be jokios abejonės turi galimybę jau kitose rungtynėse tapti visų laikų rekordininku. Čia kabinamas kamuolys, tokių perdavimų reikės mažiau, nes jeigu su Libano komanda tikrai tokie perdavimai pasiekia adresatą, galima prisiminti, kad Žagaras bene 3 kartus pametėjo kamuolį komandos draugų ir būdavo aliupai. Dabar jau Žagarui reikia būti atidžiam, nes čia yra Prancūzija, čia yra ne Libanas, prancūzai pikti, dabar labai gera pagalba, ten Evanas Fournier uždarė visus kelius, metimas iš toli ir taiklus Latvijai, pataiko Dairis Bertanis. Tiesiog tragiškai jis atakavo praėjusį sezoną, kai žaidė jis vienoje silpniausių Ispanijos lygos komandų Realo Betiso gretose. Jo pataikymas buvo labai prastas, bet šiame pasaulio čempionate beveik tą metą tą pataiko iš tolimos distancijos, tad tai yra tikrai ryškus žaidėjas savo ekipoje. Praėjusį sezoną tritaškius jis metė 30% taiklumu. ACB lygoje ilgą laiką tas rodiklis buvo netgi dar prastesnis. O per pirmas pasaulio čempionato rungtynes Dairis neįkalė net 6 tritaškius iš 7 tame mače. Dabar 7 iš 8, jeigu skaičiuotume abu susitikimus. Evanas Fournier, jo perdavimas. Gera gynyba, neblogai Rolandas Šmitas ten užsiėmė poziciją, o čia žinoma Rudy Goberas. Jau tokio krepšininko neturi šiuo metu penkete Latvijos rinktinė. Andžejus Pasičnikas vienintelis žaidėjas, kuris taip rimčiau galėtų pasikauti su Latvijos baudos su Rudy Goberu, su prancūzais baudos aikštelėje. Prancūzai žinoma turi labai aukštą komandą. Latvijos ekipoje yra 6 krepšininkai aukštesni nei 2 metrai ir Andžejus Pasičnikas aukščiausias yra 2,15 m. Na, jeigu kalbėtume apie Prancūzijos ekipą, čia be jokios abejonės. Komanda, kuri turi labai aukštų žaidėjų, galima kalbėti apie Geršoną Jebuselę, jį žaidžia 4 ir 5 kartais pozicijoje, 2,3 m. Nėra pats aukščiausias, bet yra Lesoras, 2,6 m. Yra Mustafa Falas, 2,18 m, Goberas 2,15 m. Tas pats Nicolas Batumas, 2,3 m. 5,3 kol kas šiame mače. Žagaras, Kėdainių klube praėjusį sezoną rungtyniavęs, buvo tikrai puikus krepšininkas Lietuvos krepšinio lygoje. Bertanis iš toli, jo metimas netaiklus, atkovojo kamuolį Šmitas ir metimas nuo lentos pasiekė. Tikslą pataiko Rolandas Šmitas. Galbūt irgi matysime gerą startą, kaip ir būtent pirmose rungtynėse pasaulio čempionate su Libano komanda. Evanas Fournier. Čia prasiveržimas, klaida, galimybė latviams traukti į priekį. Rodijonas Kurucas, geras perdavimas į kampą, Bertanis laisvas ir nepataiko Dairis Bertanis. Tokius metimus su Libano komanda susimetė, šiandien jų dar labiau reikia, nes varžovas yra Prancūzijos. Varžovai yra Prancūzijos rinktinė. Čia žaidimas 1 prieš 1. Nando De Colo atlieka perdavimą, Geršonas Jebuselė iš pusiau krašto pataiko tritaškį. Geršonas Jebuselė tikrai tritaškius gali pataikyti, nors, kaip ir minėjau, 4 pozicijos žaidėjas, kartai žaidžia ir 5, bet jo tolimi metimai, jeigu kalbėtume apie praėjusį sezoną ir Eurolygą, net 42% buvo taiklus. Atkovoja kamuolį Prancūzijos ekipa. Nando De Colo, jo perdavimas Goberui, Gobero gendopas su De Colo, De Colo metimas iš tolimos distancijos tikslo nepasiekė ir Žagaras rengia komandos ataką. Rolandas Šmitas, žalgirietis lenda į baudos aikštelę, turi prieš save Nicolas Batumą. Batumas gerai besiginantis krepšininkas pirmose rungtynėse, nepaisant to, kad tikrai prastai gynėsi prancūzai, bet Nicolas Batumas tame mače sugebėjo blokuoti net 3 metimus ir perimti kamuolį. Surinko jis tame susitikime 5 naudingumo balus, nes taškų pats Nicolas Batumas nepelnė. O Evanas Fournier
bando rinkti taškus savo komandai, 10-7. Žūtbūtinės rungtynės prancūzams. Pralaimėti galimybės jau nėra Prancūzijos ekipai. Rodinas Kurucas, Rolandas Šmitas. Atgal, 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Bertanis bando užsiimti poziciją. Ten ir Šmitas, taip pat ir buvo baudos aikštelėje ir Andrius Gražulis. Bet perdavimas nesėkmingas. Dar viena klaida Latvijos rinktinė žaidime. Ir Šmitas ir Gražulis tikrai nėra patys aukščiausi žaidėjai. Tenka dabar varžyti su Rudy Goberu. Kartais penkete. Goberas netgi žaidė su Lesoru praėjusiose rungtynėse. O čia 2+1 pataiko Geršonas Jabuselė. Taip pat labai fiziškas, galingas žaidėjas. Tikrai galinga priekinė linija turi Prancūzijos ekipa. Ir toje, kalbant apie Latvijos rinktinės priekinę liniją, Andrius Gražulis 2 metrai 2 centimetrai, šiuo metu jis yra penkete. Ir taip pat Rolandas Šmitas 2 metrai 7. Geršonas Jabuselė. Meta baudą, metimas taiklus ir prancūzai bando atitrūkti. Dabar jau 13-7. Neblogas Prancūzijos rinktinės startas. Žagaras rengia komandos ataką. Nėra Janio Strelniko, jis negalėjo komandai padėti. Nėra Rikardo Lomožo. Šiame čempionate taip pat dėl traumos, tad Žagaras yra pagrindinis ekipos žaidėjas. Perdavimas į kampą, metimas iš toli, Evanas Furnie pataiko tritaškį ir turbūt, kad kvepia minutės pertraukėlė Lukos Bankė. Kol kas Latvijos rinktinės strategas iš Italijos pertraukėlės neprašo. Būtent prancūzai yra tie, kuriuos tikrai labiau kol kas atrodo, kad gali Latvijai pagauti nei kanadiečius, o dabar štai taip primigo gynyboje Geršonas Jabuselė. 1-1 sužaidė Dairis Bertanis, matydamas, kad Jabuselė pasimetė gynyboje ir į kairę pusę nuėjęs Dairis pelnė 2 taškus, mažina atsilikimą iki 7. Teisėjai šiose rungtynėse yra Julio Anaya iš Panamos, jis yra vyriausiasis arbitras, Juanas Fernandesas iš Argentinos taip pat dirbo šiame mače, bei urugvajietis Andresas Bartelis, tad visi teisėjai gali laisvai bendrauti turbūt ispanų kalba. O čia dar kartą, daug judėjimo Latvijos rinktinės gynyboje. Rolandas Šmitas buvo likęs prieš Evaną Furnie ir jam sunku apsiginti prieš tokį greitą žaidėją. Nors matėme Žalgiryje, kad Šmitas tikrai gali keistis gynyboje, bet ten tiesiog nespėjo pozicijų užsiimti Latvijos rinktinės žaidėjai. Pusę kėlinio prabėgo, 16-9, geras perdavimas Rolandui Šmitui ir Šmitas pataiko. Geršonas Jabuselė atrodo lyg ir parodė keitimo gestą, galbūt ir šiek tiek pavargo Jabuselė. Nando De Colo. Ir fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Arturas Kurucas pažeidžia taisyklės, dar vienas Eurolygos žaidėjas. Rungtyniaujantis jis Vitorijos Baskonijos ekipoje, yra krepšininkų, kurie žaidžia Eurolygoje. Vienas NBA žaidėjas, nėra žinoma Kristopo Porzingio aikštėje, jis yra už aikštės ribų, nes atvyko palaikyti komandą, kaip ir Janis Strelnikas. Tad yra vienintelis NBA žaidėjas Davis Bertanis. Ir taip pat yra 2 Eurolygos krepšininkai. Rungtyniaujantis Latvijos rinktinėje Kurucas ir Rolandas Šmitas. Vienas žaidžia Europos taurėje, 3 čempionų lygoje. Toks yra pasiskirstimas. Rolandas Šmitas. Hendofo Žagarui. Ir metimas iš tolimos distancijos. Kurucas gali pataikyti iš toli. Dabar jo šūvis tikslo nepasiekė. Kuruco pataikymas siekė ACB lygoje net 43% praėjusį sezoną. Latvių vienas iš pagrindinių ginklų, kaip ten bebūtų per visą turbūt Latvijos krepšinio istoriją, yra tolimi metimai. Pirmose rungtynėse mes irgi tai pamatėme, 18 tritaškių, regis vis dar lieka būtent šio čempionato rekordas. Įspūdingas rodiklis. Aštuoniolika taip pataikė ir Sulibano komanda Kanada. Šiandien pasivijo latvius, abi komandos Sulibano ekipa, kurio žaidė, abu pataikė po 18 tritaškių, tiek latviai, tiek ir kanadiečiai. Konstruoja komandos ataką Zorikis, kuris dabar taip pat pasirodė aikštėje. Labai geras žaidėjas, jis ir čempionų lygoje, ir
jungtinėje Latvijos ir Estijos lygoje. Dabar geras įkirtimas be kamuolio ir pasižymė Kristeris Zorikis, pelnydamas savo pirmus taškus ir mažindamas atsilikimą iki 5, 13-18. Nikolė Batumas veržiasi į kairę pusę ir provokuoja pražangą. Šį kartą Evanas Furnė. Taip jo prasiveržimas į kairę. Prieš jį fiksuojama pražanga. Matome labai geras įkirtimas. Ir Latvijos rinktinės gynėjo taškai. Dar vienas keitimas ir Prancūzijos ekipoje. Terry Tarpėjus taip pat pasirodė aikštėje. Tikras darbininkas. Pirmose rungtynėse jis žaidė viso labo 6 minutės. Krepšininkas turintis ir lietuviško kraujo, bent tai buvo atskleidęs praėjusiame Europos čempionate. Kai prancūzai, galima prisiminti, tikrai pasiekė labai reikalingą Lietuvai pergalę, kad lietuviai tęstų savo pasirodymą Europos čempionate. Evanas Furnė stoja prie baudų metimų linijos, kadaise vienas geriausių turbūt apskritai gynėjų, vienas geresnių gynėjų bei lygo Orlando Magic ekipoje, kai žaidė. Rinko jis ir po 19 taškų per rungtynes, bet praėjusį sezoną sužaidė tik 27 mačus. Furnė rinko po 6 taškus, pralaimėjo jis tada konkurencinę kovą. Tada jį nukonkuravo Kventinas Grimesas ir Evanas Furnė daug sėdėjo atsarginių žaidėjų suolo, bet pirmas mačas jo tikrai buvo neblogas. Dabar Prancūzijos rinktinės gynyba, metimas iš pusiau krašto yra taiklus, pataiko tritaškį ir Rolandas Šmitas, mažina atsilikimą iki 4 taškų, 16-20. Ir Rolandas Šmitas jau yra surinkęs 9 taškus, pataikė visus 3 dvitaškius šiame mače. Pridėjo dar ir tolimą metimą. Tarpėjus bando atsidengti Furnė, dabar kamuolį jis priima. Furnė veržiasi į dešinę. Rudy Goberas, nelygios jėgos, mismečio situacija ir pažeidė taisyklės Latvijos rinktinės krepšininkas. Arturas Kurucas kelia ranką į viršų prieš Goberą. Pažeistos taisyklės, Rudis sužaidė silpnas rungtynes, kaip ir visa Prancūzijos ekipa su Kanados komanda. Goberas žaidė 28 minutės, bet per tą laiką jis pelnė 8 taškus, taip pat atkovojo 9 kamuolius, bet 3 kartus prasižengė, 4 klaidas padarė ir surinko 10 naudingumo balų. Tikrai netokio pasirodymo iš Gobero reikia. Praėjusį sezoną Rudy praleido Minnesotos Timberwolves ekipoje. Minnesotos projektas nelabai pasiteisino. Ten tada buvo žaidžiamas su 2 labai aukštais krepšininkais, Karlu Anthony Townsu, kuris šiandien skriaudė italus ir nugalėjo Dominikos Respublika Italijos komanda. Ir Rudy Goberas žaidė vidurio puolėjų. Tas sezonas nebuvo jam lengvas. Rinko po 13 taškų, atkovodavo po 12 kamuolių. Minnesota pateko į krintamąsias, bet ten savo pasirodymą ir baigė. Na ir žinoma, konfliktas su Kylu Andersonu buvo labai ryškus. Kai buvo rungtynė su Naujojo Orleano Pelicans, tada Rudy Goberas smogė Kylui Andersonui ir galiausiai Rudy Goberas buvo kuriam laikui suspenduotas. O po to grįžo į ekipą Rodinas Kurucas. Sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo, 2 pražangas turi šis Latvijos rinktinės krepšininkas. Ir Geršonas Jebuselė prie baudų metimų linijos. Taikli bauda. Pataiko Jebuselė, šiaip patikimas ir tritaškių metikas, ir baudų metikas. Praėjusį sezoną Eurolygoje 42% tritaškių, 73% baudų, 10 taškų ir 12 naudingumo balų vidurkis, bet lemiamose rungtynėse jis nežaidė, nes ten imtynių veiksmų parvertė Dante Exumą ir gavo diskvalifikaciją iki sezono pabaigos. Zorikis. Davis Bertanis taip pat pasirodė aikštėje ir čia matome akivaizdų norą žaisti pick and popais. Na, sunku, žinoma, Zorikai prieš Jebuselę. 1 prieš 1 žaisti. Taip, Zorikis tarsi turėtų būti greitesnis, vikresnis žaidėjas už Jebuselę, bet Jebuselė labai galingas krepšininkas ir tikrai negalima sakyti, kad labai lėtas. Bet Zorikis nieko nesusikūrė, atmetė kamuolį Bertaniui ir galiausiai metimas nebuvo taiklus, o čia ties perimto kamuolio riba yra Latvijai. Yra tiek Prancūzijos, tiek Latvijos rinktinės aistruolių, bet jeigu
kalbėti apie komandų pristatymą, tai latviai sulaukė daugiau palaikymo ir prancūzai sulaukė daugiau švilpimo. Tad galime daryti prielaidą, kad Latvijos rinktinės aistruolių čia gali būti ir daugiau. Rungtynės vyksta šios rungtynės Indonezijos arenoje Džakartoje. Čia 16 000 sirgalių gali stebėti rungtynės. Ir gera užtvara Bertaniui, netaiklus. Vis dėlto taiklus jo metimas. Pataiko Davis Bertanis. Irgi sunkus pastarėjai sezonai NBA lygoje. Dabar pasirodęs aikštė tritaškį prametė, antrą pataiko. Daris Bertanis taip pat jau taip nedžiazavo kaip pirmose rungtynėse, bet Latvijai kol kas palieka tikrai neblogą įspūdį. Geras iššūkis kol kas metamas prancūzams. Nugarą bando žaisti Geršonas Jabuselė, Davis Bertanis nelygiose jėgose čia. Bertanis taip, ketvirtos, trečios pozicijos žaidėjas, bet nėra jis labai fiziškai galingas. Nėra labai atletiškas, turi žinoma gerą ranką. 2,8 cm ūgio žaidėjas, kuris per savo karjerą NBA lygoje, kuri tęsiasi nuo 16 metų, meta tritaškius 40% taiklumu. Praėjusį sezoną 45 mačai Dallaso Mavericks ekipoje ir 5 taškų vidurkį turėjo Davis Bertanis. Geršonas Jabuselė prie baudų metimų linijos. Taikli bauda. Jabuselė daug baudų meta kol kas. Pirmose rungtynėse Geršonas žaidė 20 minučių ir per jas sugebėjo pelnyti 4 taškus, surinkti 4 naudingumo balus, pataikė vieną metimą iš 4 Jabuselė. Nikolė Batumas grįžta į aikštę. Žaidėjas viską darantis aikštėje. Galbūt nėra pats rezultatyviausias, bet kaip ir minėjau, pirmose rungtynėse taip pat taškų nepelnė. Bet 3 blokai, 1 perimtas kamuolys, 4 atkovoti. Zorikis. Neblogai pavaduoja kol kas Žagarą. Sakyčiau, kad žaidimas sklandesnis. Zorikiui dabar perdimas ir perima kamuolį Francisko. Jis rengia greitą ataką ir gerai dalyjasi kamuolį prancūzai. Fournier paleidžia tritaškį ir jį pataiko. Visiškai laisvas Fournier. Silvenas Francisko sulaukė galimybės. Šį sezoną jis praleido visai neblogą, sužaidė visai neblogą sezoną, bet ir gavo galimybę pasivaržyti pasaulio čempionate. Francisko varžėsi Peristeri ekipoje ir ten šioje komandoje per 40 mačų vidutiniškai rinko po 14 taškų, 5 rezultatyvius perdavimus ir kaip kalbėjo Vincentas Collet, pasirinkimas tarp Francisko ir LBC buvo vienas sunkiausių per visą jo gyvenimą, kurį teko priimti ir būtent Francisko buvo pasirinktas. O čia pasiklausykime pertraukėlės. The first offense is Raggy Giro, okay? If not, we go Raggy Sano scrape, okay? So we scrape means that here is Batu. We sleep, we kick ahead, we cut, and AP, we scrape 5-4. Užsiminiau apie Prancūzijos ekipos sudėtį. Čia Evanas Fournier jau suleido net 12 taškų. Tikrai galėjo turėti dar stipresnę komandą prancūzai, bet atsisakė į šį pasaulio čempionatą vykti pirmas NBA naujokų biržos šaukimas. San Antonijaus Spurs būsimas narys Viktoras Wembanyama. Jis ruošiasi debiutui NBA lygoje, taip pat Joelis Embiidas irgi gali žaisti Prancūzijos rinktinėje. Planavo žaisti pasaulio čempionate, bet vis dėlto atsisakė, galbūt jį pamatysime Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, nors jis gali žaisti ir Kamerūno, ir taip pat Jungtinių valstijų komandose, nes turi iš šių šalių pasus, o čia 3 taškai su pražanga. Pataiko Davis Bertanis ir taip pat prancūzai, beje, turėjo galimybę rinktis kitus žaidėjus. Tomas Terteri, taip pat Amata Mbaye, Timotė Luvavu Kabarų, Kabaro, taip pat ir Vincent Porė, Andrew LBC, bet jie nepakviesti į rinktinę. NBA žaidėjai taip pat, beje, ten Teo Moledonas, Kilienas Heizas tikrai sužaidė gerą sezoną. Jis nepakviestas į rinktinę Usmanas Diengas, Musa Diabate ir taip pat Olivier Saras. Nelikina negali žaisti dėl traumos šiame čempionate.
Bet pasirinkimo, žinoma, prancūzams yra didžiulis ir prancūzai, beje, prieš šį čempionatą šiek tiek kitokį sprendimo priėmė, nei tarkime lietuviai, jie pasirinko iš karto 12 žaidėjų. Buvo ir traumų, atrodė, kad ir Lesoras galbūt nevyks į čempionatą, teko kviestis kitus krepšininkus. Bet 12-ukas jau buvo paskelbtas iš karto. Čia Tarpėjus visiškai laisvas, gerai sudėjo kamuolys, Nikolė Batumas atlieka rezultatyvų perdavimą ir Teri Tarpėjus pataiko tritaškį. Pirmose rungtynėse jis apskritai krepšį nemetė. Čia iš tolimos distancijos Davis Bertanis įsisiautėja NBA žaidėjas. Labai geras jo pasijungimas nuo suolo. Davis jau yra pelnęs 10 taškų, pataikė jis 3 tritaškius iš 4. Pirmą prametė, bet vėliau 3 pairiui buvo taiklus. Fournier. Vienas prieš netgi 2 varžovus. Meta ir pataiko Evanas Fournier. Įspūdinga, ką išdarinėja jis. 33-26 metimas per 2 varžovus. Tiesiog neįtikėtinas, taigi pirmas ketvirtis tuo ir baigėsi. Jeigu matėme pirmose Latvijos rinktinės rungtynėse su Lipano komanda, kaip Lipanas spaudėsi netoli krepšio ir atidavė kone Latviams tritaškius, Latvijai skraidino net 18, tai dabar situacija kiek kitokia, dabar atvirkštinė kone situacija, nors matome, kad dirbama ir su Evanu Fournier, bet jis pataiko ir tokius metimus, jau 15 taškų per kėlinį, įspūdingas pasiekimas. Be keitimų žaidė Fournier, žinoma, kupinas jėgų po tokio NBA sezono, kai nelabai gaudavo galimybių žaisti. Tad šiandien kol kas prancūzai metė net 8 tritaškius, iš kurių pataikė 6 per kėlinį ir metė tik 3 dvitaškius. Visus juos realizavo. 33-26. Toks rezultatas sužaidus 10 minučių. Zorikis ir toliau lieka aikštėje. Nebloga buvo jo organizacija. Lieka prieš Francisco. Zorikis, stabdo užtvarą Pasečnikas, dabar jau jis anksčiau pakilo nuo suolo, kabinamas kamuolys, Zorikis rizikuoja, kamuolys net neliečia lanko, čia nepataiko ir Bertanis. Susigadino šiek tiek savo pataikymą, dabar 3 iš 5 davė Bertanio. Priverstinis metimas, besibaigiant atakai skirtam laikui, Bertanis pelnė 10 taškų, Rolandas Šmitas surinko 9 kol kas šiame mače. Prancūzams 15, Fournier 9 Jabuselė. Mustafa Falas taip pat pasirodė aikštėje, dabar neblogai žaidžiama 2 prieš 2, Falas neblogai leidžiasi, tačiau Latvijai perima kamuolį, greitas atsakymas ir geras prasiveržimas į kairę pusę, bet nepavyko pataikyti ten Arturui Strautiniui. Andžejus Pasečnikas, dar vienas buvęs NBA krepšininkas, žaidęs jis NBA lygoje. Pastarąjį sezoną Pasečnikas praleido Realo Betiso gretose, kurioje žaidė toje komandoje ir Dairis Bertanis, žaidė sezono pradžioje ir Rodijonas Kurucas. Pasečniko vidurkiai per 24 rungtynes buvo 6.4 atkovoti kamuoliai. Pasečnikas. Jo, Gendofas. Zorikis ir labai geras pulsuojantis prasiveržimas. Francisco paliktas už nugaros. Atrodo, nebuvo susitarta, kaip reikėtų gytis, kasgi turėtų paimti Zorikį. Francisco jau paliko oponentą, tikėjosi, kad komandos draugas jo globą perims. Mustafa Falas, geras įkirtimas Nikolė Batumo, Batumas pataiko iš po krepšio, 35-28 ir +7, kalbant apie Prancūzijos rinktinės pranašumą. Pasečnikas visiškai laisvas, net nežiūri į krepšį. Žaidėjas, kuris tokioje situacijoje tikrai nėra labai pavojingas. Ir taiklus metimas. Pasižymi iškėlė, jo geras prasiveržimas į dešinę. Nepaisant to, kad Pasečnikas tritaškio nemetė praėjusį sezoną, jis ECB lygoje ir taip pat Levallois klube, kuriame pradėjo sezoną, tolimų metimų nepataikė. Fiksuojamas taisyklių pažeidimas prieš Teri Tarpėjų. Zorikis pažeidė taisyklės, Tarpėjus beje kitą sezoną debiutuos Eurolygoje, 29 metai jam iš Le Mano klubo
persikėlė į Monako komandą, bus Donato Motiejūno komandos draugu. Okobo, 1-1, jo verpstė, sudėtingas metimas, nebloga Pasečniko pagalba, bet trūksta baudos aikštelėje jėgos. Teritarpėjus, kamuolį nusiėmė. Elio Okobo. Mustafa Balas, 1-1, žaidžia prieš Pasečniką, perdavimas, gerai juda kamuolys, metimas iš toli ir jis pasiekė tikslą. Francisko pataiko tritaškį. Pirmose čempionato rungtynėse tritaškiai buvo tikrai viena didesnių problemų Prancūzijai. Ekipa pataikė 6 tolimus metimus iš 28. Fournier 3-13 įmetė tame susitikime. Zorikis. Na vėl, perdavimas rizikingas Pasečnikui ir kamuolys lekia už aikštės ribų. 38-30. O čia dar kartą Francisko metimas. Žaidėjas, kuriam 25 ir kitą sezoną jis taip pat beje debiutuos Eurolygoje, žais Miuncheno Bayerno gretose per Isteriją. Praėjusį sezoną Francisko žaidė, sužaidė neblogą sezoną ir būtent sulaukė jis ir Bayerno dėmesio. Bus šis krepšininkas Pablo Laso auklėtiniu Bayerno gretose. Čempionų lygoje praėjusį sezoną rinko net po 16 taškų ir 19 naudingumo balų Francisko. 1-1. Žagaras, dabar jau jis pasirodė aikštėje, pakeitė Zorikį. Gana ilgai žaidė Zorikis, net 7 minutės, dabar netaiklus metimas iš labai toli, 38-30. Kurucas mums akcentuojamas. Elio Okobo grąžins kamuolį į žaidimo. Okobo pirmose rungtynėse taip pat beje buvo net minusinis. 1 taškas, -2 naudingumo balai, per 20 minučių prametė visus 5 metimus. Čia kamuolys lekia už aikštės ribų. Aštuonių taškų pranašumą turi Prancūzijos ekipa, kamuolį į žaidimą grąžins Prancūzijos komanda. Francisko toli nuo krepšio priima kamuolį Mustafa Balas, Gendopas, prasiveržimas, Palui kabinamos kamuolys. Ir Palui prieš Pasečniką nėra taip lengva, gera Pasečniko gynyba, pavyko jam apsiginti. Davis Bertanis pastatė užtvarą komandos draugui Arturui Kurucui, kuris persivaro kamuolį varžovų aikštės pusę. Žagaras, Pasečniko užtvarą. Ir vėl užstrigusi Latvijos rinktinės ataka. Strautinis, reikia galvoti apie metimą, perima kamuolį Elio Okobo. Ir fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Nepatenkintas Okobo, pražanga atrodo taip. Išgelbėjo Latvijos ekipą, jau be praranda kamuolį buvo Latvijos rinktinės žaidėjai. Štai čia Strautinis. Pateko į rinktinę Strautinis, nepaisant to, kad konkurencija buvo nemaža. Turbūt didžiausia konkurencija šiam krepšininkui buvo ir su tais žaidėjais, kurie nepateko į galutinį 12-uką. Paskutiniai atkabinti buvo Marekas Mejeris ir Janis Timo. Timo po to mačo su Lietuva, kai buvo atkabintas, sakė, kad nesuprantu, kodėl toks sprendimas priimtas. Nesą jis labai nustebino. Marekas Mejeris irgi labai atletiškas žaidėjas, gerai galintis pasiginti, bet Lukai Banki jo neprireikė. Sekundė ir 60-osios lieka iki šios atakos pabaigos. Žagaras grąžina kamuolį į žaidimo, Strautinis iš karto po pagavimo, meta nepataiko tritaškio ir Latvijai nusiima kamuolį puolime. Taiklus metimas Žagaras, jo metimas pasiekė tikslą. Na, tikrai gerai gali pataikyti tolimus metimus Žagaras. Krepšininkas, kuris ir praėjusiame sezone būtent tai rodė, žaisdamas Kėdainių klube. Lietuvos krepšinio lygoje jo tritaškių pataikymas siekia net 35%. Netaiklus Nikolė Batumas, bet visiškai bereikalinga pražanga. Arturas Kurucas pažeidė taisyklės ir Nikolė Batumas mes 3 baudas. Batumas dar padiskutuoja su varžovu. Luka Banki taip pat nenori sutikti su šiuo sprendimu. Bet negalima challenginti būtent ar buvo pražanga ar ne. Na, bet čia pražangos
Nepanašu, kad buvo. Atrodo, netgi atstumą laikė Kurucas. Po to galiausiai metė koją į priekį Nikolė Batumas, bet patyręs Vilkas išprovokavo. Pražanga 34 yra Nikolė Batumų, ilgametis Prancūzijos rinktinės žaidėjas, Tokijo olimpinių žaidynių sidabras, pasaulio čempionatų 14 ir 19 metais bronzos medaliai, Europos čempionato auksas 13 Slovenijoje, taip pat 11 Lietuvoje iškovojo šis krepšininkas sidabro medalį ir dar 15 metais Prancūzijoje senojo žemyno pirmenybėse jis laimėjo bronzą. Tad įvairių turnyrų apdovanojimus turi Nikolė Batumas. Praėjusį sezoną taip pat buvo gana svarbus. Jis Clippers nebuvo labai rezultatyvus, 6 taškų vidurkis, bet Nikolė Batumas ne tik taškais prisideda prie komandos sėkmės. O čia pražanga Lesorui. Geras Žagaro prasiveržimas ir užsibaigė Artūras prasiveržęs kairę ranką. Nekadaise vienas perspektyviausių, turbūt talentingiausių žaidėjų buvo savo kartoje, kalbant apie Latviją. Buvo jis Badalonos Žuventudo sistemoje nuo 17 iki 22 metų, buvo skolinamas kitoms komandoms, kamavo traumas jį, bet galiausiai dabar Kėdainių klube sužaidė proveržį sezoną Artūras Žagaras. Ir stoja prie baudų metimų linijos. Pataiko ir baudą, tad 3 taškai vienos atakos metu. Nando De Colo. Lieka 1-1 prieš Artūrą Kurucą. Stato užtvara Lesoras, lenda į baudos aikštelę ir užstrigęs Nando De Colo. Šiaip netaip atlieka perdavimo Lesorui ir Lesoras pataiko taip pat proveržio sezono sužaidęs krepšininkas. Rungtyniavo jis Belgrado Partizane. Ir dabar šis vidurio puolėjas jau žais Atėnų Panathinaikos. Suvienys jėgas su Erginu Atamonu. Čia metimas netaiklus, nepataiko Rodinas Kurucas. Ivanas Purnie. Lesoras bando užsimti poziciją. Rolandas Šmitas taip pat grįžo į aikštę ir labai gerai ginasi kartu su Kurucu. Gera Kuruco pagalba. Žagaras Šmitui į kraštą. Rolandas Šmitas bandys žaisti prieš Nikolę Batumą 1-1. Batumo netaip ir lengva yra pastumti. Gera Batumo gynyba, pervertino savo jėgą žalgirietis. Žaisdamas 1-1. Nando De Colo. Leidžiasi žemyn Lesoras. Geras perdavimas į kampą, metimas iš toli. Jis tikslo nepasiekė. Nikolė Batumas nepataiko. Lesoras sugeba grąžinti kamuolį į varžovą, tad turės galimybę pratęsti savo ataką Prancūzija. Lesoras praėjusį sezoną Eurolygoje su Partizano apranga buvo tiesiog nuostabus. 12 taškų ir 20 naudingumo balų vidurkiai. Vienas naudingiausių buvo Eurolygos žaidėjų. Ir dabar gavo puikią sutartį ir Atėnų klube, tad pertraukėlė. On va jusqu'au Spanish. Allez, c'est pas grave, on va la ressortir et après on fait le Spanish, ok? Avec toi, Nico, t'es derrière, c'est Thierry qui est devant. Nando du côté droit, Ivan tu commences en bas. Là, Nico, tu vas couper parce qu'ils sortent au plus. Tu vas couper et Ivan, tu vas sortir à 45. Et toi, tu roules comme un train de marchandises, d'accord? Et là, on doit trouver Ivan de l'autre côté. Peut-être toi. Broliai taikliarankiai mums paakcentuoti. Broliai Bertaniai. Davis Bertanis 3 taškus iš 5 pataikė. Daris Bertanis kol kas 1 iš 3. Ir abu jie sėdint atsarginių žaidėjų suolo. Dabar Latvių penkete Gražulis, Kurucas, kitas Kurucas, du broliai yra Latvijos ekipoje. Bertaniai ir Kurucai, taip pat Šmitas ir Žagaras penketuke.
Prancūzijos komandoje Batumas, Dekolo, taip pat Furnier, Lesoras ir Tarpėjus. Dekolo. Bandymas veržti iš čia. Ir štai toks nustebęs Andrius Gražulis, jam užfiksuota pražanga. Antra pražanga. Tačiau keturių komandinių pražangų riba dar nepasiekta. Čia metimas iš toli, pataiko Nikolė Batumas. Iš kampų tikrai mėgsta jis metimus. Matome ir NBA lygoje, Clippers ekipoje tokius metimus dažnai meta Nikolė Batumas ir pataiko. Šiandien Batumas yra jau pelnęs 10 taškų, kaip pirmame mače apskritai. Liko be taškų. Štai toks Žagaras prieš Lesorą, 1-1, dabar vėl bando žaisti prieš Nikolę Batumą Latvijai ir tai nėra geras pasirinkimas. Labai sunku užcentruoti Nikolę Batumą. Prieš tai bandė Rolandas Šmitas, dabar Andrius Gražulis ir abiem šiems krepšininkams nepavyko, nes abu kartus Batumas tikrai puikiai gynėsi. Labai sudėtingus metimus teko rinktis. Žagaras grąžins kamuolį į žaidimą. Rolandas Šmitas. Hendofo Žagarui. Bus 4 minutės iki antro kėlinio pabaigos. Žagaras, jo perdavimas atgal, gerai juda kamuolys puolime ir 3 taškai. Dairis Bertanis išvestas į metimo poziciją. Vienas geriausiai pataikančių komandos žaidėjų ir šiandien antras tritaškis iš 4. Vėl broliai taikliarankiai šiandien siaučia, jie sumetė 5 tritaškius iš 9. Visa likusi komanda pataikė 2 iš 6. Čia taiklus metimas iš toli, Terry Tarpėjus. Taip pat šiuose rungtynėse labai produktyvus. Jis jau yra pelnė 6 taškus ir atkovojo 4 kamuolius. 3 jis nusiėmė puldamas varžovų krepšį. Pražanga fiksuojama, pražanga puolime. Neteisus buvo Dairis Bertanis prieš Terry Tarpėjų. Būtent ir pažeidė taisyklės. Prisiminus praėjusį Europos čempionatą, Tarpėjus taip pat atliko daug to juodo darbo. Gerai gynėsi. Ir matome ir dabar. Geras įsileimas į žaidimą šio 29 Monako komandos puolėjo. Studijavo jis Jungtinėse valstijose, nors yra gimęs Prancūzijoje, bet turi ir Jungtinių valstijų pilietybę. Ir po to grįžo žaisti į Prancūziją. Dabar debiutuos ir Eurolygoje Terry Tarpėjus. Manas Furnier. Pasirengęs grąžinti kamuolį į žaidimą, su juo penkete yra Dekolo, taip pat Batumas, Tarpėjus ir Lesoras. Bertanis sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo, nes jis turi 3 pražangas, kaip ir Arturas Kurucas. Kuruco 3 pražangos nėra toks prastas. Nėra tokia prasta žinia Latvijos komandai, kaip žinoma, Dairio Bertanio praradimas. Bertanis atrodė tikrai neblogos formos. Pradėjo šį čempionatą. Kaip žaidžia Žagaras, įspūdinga. Štai taip prasimetė kamuolį pro nugarą ir susikūrė erdvės ir dar atliko nuostabų perdavimą Šmitui. Priminė Šarūno Jasikevičiaus laikus. Arba, kalbant apie Latviją, Roberto Štelmacherio, kuris kitą sezoną treniruos Panevėžio Lietkabelį. Atkovoja kamuolį Gražulis. Zorikis ir taip pat Žagaras, abu gynėjai, abu žaidėjai šiuo metu yra penkete ir pataiko iš tolimos distancijos. Zorikis tiesiog nuostabų eilinį sezoną sužaidė Latvijoje. Krepšininkas, kaip visada, yra vienas lyderių savo komandoje, Rygos Veko gretose, 37 mačai, 17 taškų, 5 rezultatyvių perdavimų vidurkiai. Klausimas turbūt, kada Zorikis paliks Latvijos klubą ir kada išvyks rungtyniauti kitur. Nes praėjusį sezoną Čempionų lygoje jo skaičiai taip pat buvo geri, 17 taškų ir 12 naudingumo balų vidutiniškai. Pourquoi 3 bas pour avoir essayé de provoquer sur Smith, ok? C'est une façon de le faire. Ok? Donc on le fait, mais il faut que tu fasses le stagger à l'opposé du meneur. D'accord? Tu vas le jouer de ce côté-là. C'est mieux par là ou par là pour toi? Là, l'autre. Non, là, comme ça, non, là, comme ça, je ramène pas. Smith, là. Donc il faut que tu commences là, et après tu viens là, et le mec part, on va les renverser au canon. D'accord? Eh oui. Allez les gars, allez, attention à la presse. D'accord, sur la presse. Į tą klausimą, kurį pats uždaviau, galiu ir atsakyti. Kristeris Zorikis dabar kelsis beje į Turkijos lygą, Betkim Sport klubą. Būtent su šia ekipa jis pasirašė
sutartį šią vasarą ir bandys ragauti legionieriaus duonos. 25 metai yra šiam gynėjui. Prieš tai 3 sezonai Rygos Vefo gretose ir visi 3 tikrai buvo geri. Pamenu ir Čempionų lygoje tiek praėjusį, tiek už praėjusį sezoną. Zorikis buvo ryškus. Dabar jau rungtyniaus Turkijoje. Grąžina kamuolį žaidimo Prancūzijos ekipa. Nando De Colo. Prieš paskutinę minutę. Antrame ketvirtyje prancūzai turi 4 taškų persvarą. Čia žaidimas nugarą prieš Rolandą Šmitą. Lesoras nusimeta kamuolį atgal. Teri Tarpėjus. Labai gera gynyba, kurią dabar demonstruoja Žagaras. Jokių galimybių Tarpėjų prasiveržti. Zorikis neblogai dirba su Evanu Furnie. Furnie vis tiek prasiveržia, eina į pagalbas. Ten Latvijos rinktinės žaidėjai, tad labai daug erdvės turi Lesoras. Jis atkovoja kamuolį ir pelno 2 taškus. Čia fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Nepatenkintas Nando De Colo. Šis prancūzijos super veteranas kol kas šiame čempionate irgi nėra labai ryškus. Pirmose rungtynėse 12 taškų ir 11 naudingumo balų. Šiandien De Colo taip pat norėtųsi geresnio žaidimo prancūzams, nes jis per 10 minučių apskritai, bet beveik net neturėjo galimybės išsimesti į krepšį. Metė 1 tritaškį, jį prametė. Tiesa, 5 rezultatyvūs perdavimai. Taškų nėra, bet yra 2 naudingumo balai. Koja liestas kamuolys, tikrai labai rezultatyvus krepšinis. 33-26 pirmas kėlinys, 33 taškai prancūzų. Antrame ketvirtyje jau mažiau, 17-18 pralaimi prancūzai, bet faktas tas, kad intrigos tikrai nemažai. Čia vos neperima kamuolio Evanas Furnie prieš Andrių Gražulį. Zorikis prieš Teri Tarpėjų, perdavimas čia, Žagaras prasimeta kamuolį pro nugarą, Žagaras iki galo ir taškai krepšyje. Įspūdinga Žagaro žaidimas šiandien. Pats krepšininkas pelnė 6 taškus, bet galima prisiminti dabar jau 8 taškus ir tą nuostabų jo rezultatyvų perdavimą. Ir gynyboje tikrai visai neblogai dirbo Žagaras, čia krita baudos aikštelėje Goberas ir taip pat Kurucas. Galiausiai Latvijai perima kamuolį, greita ataka, 3 prieš 2. Zorikis meta tritaškį ir jį pataiko Zorikis, tad dabar jau Latvių deficitas tirpsta iki minimalaus. 49-50, kažkas nuostabaus, kalbant apie tai, ką matome čia. Vienos geros rungtynės taip pat buvo šiandien. Galima prisiminti vokiečių pergalę prieš australus. Evanas Furnie visiškai laisvas, įspūdinga dabar buvo ir nenutieso Lesoro užtvara, jokių galimybių ten prišokti prie varžovo neturėjo. Užspaustas Gražulis, tad tritaškis, kuris nepatinka Luka Bankiui ir italas prašo minutės pertraukėlės. Ready! Inbound! Okay? 2 point guards screen each other to get open. Rollins and Davies. Rolla as a safety. Then we go here and we attack. 7 seconds to go. Žagaro žaidimo epizodai mums akcentuojami, tikrai gerai žaidžia ir Žagaras, ir Zorikis. Žagaras šiaip buvo labai perspektyvus žaidėjas, dar 18 metų U18 Europos čempionate Rygoje. Jis fiksavo 19 taškų ir taip pat 6 rezultatyvių perdavimų vidurkį, buvo komandos lyderis, Latvijos rinktinės lyderis ir tada iškovojo Latvijai sidabro medalį, pateko į simbolinį penketą Žagaras, o čia metimas iš toli, Davis Bertanis nepataiko, bet šiaip labai gera ataka, kurią Luka Banki surezgė.
dabartinis Latvijos rinktinės treneris, praėjusį sezoną dirbęs Strasbūro klube, į kurį pasikvietė ir Rodijoną Kurucą. Ir jo vedama, jo treniruojama Latvijos ekipa meta labai rimtą iššūkį prancūzams po 2 kėlinių 49-53. Latvijai atsilieka, bet tikrai rezultatyvus, gražus krepšinis ir daug intrigos lieka antrai mačo daliai, iki kurios ir atsisveikiname, bet netrukus grįšime, tad likite su mūsų kanalu. Sing together because it's karaoke time. Sing, sing, sing. Get ready. One song that we will sing tonight. La première. C'est pas sûr qu'ils sortent, hein. Ils sortaient de... Mais soyez prêts quand même. Si tu vois qu'ils sortent, il faut que tu reviennes vraiment tout de suite donner la release. Pareil pour toi, Gershon. S'ils sortent, tu montes au milieu. Allez, let's go. Troisième, les gars. Le blanc rouge. Taigi grįžtame į pasaulio čempionato rungtynes. Toliau stebėsime latvius ir prancūzus. Lukos Manki, Latvijos rinktinės trenerio iš Italijos paskutiniai nurodymai. Kol kas Latvijai netgi turi galimybę išmesti prancūzus iš šio turnyro, iš pasaulio čempionato, jeigu sugebėtų šiandien pasiekti pergalę ir pradžiuginti Kristofą Porzingį, kuris nežaidžia, bet atvyko palaikyti komandą. Latvija atsilieka tik 4 taškais, 49-53. Latvijos ekipoje šiandien kol kas 11 taškų pelnė Rolandas Šmitas, žalgirietis surinko 14 naudingumo balų. Labai sėkmingas buvo gynėjų žaidimas. Arturas Žagaras 8 taškai, 3 rezultatyvūs perdavimai.
Kristeris Zorikis irgi puikiai įsijungė į žaidimą. Jis 10 taškų pelnė, pataikė visus 4 metimus. Ir Davis Bertanis savo ruožtu pakilo nuo suolo. Dviejų žaidėjas suleido 10 taškų, pataikė 3 tritaškius. Tad Latvijai vėlgi pataikė net 9 tolimus metimus iš 18, 50% pataikymas, atkovojo 6 kamuolius puldami Latvijai. Irgi tai yra gana ryškus rodiklis, kalbant apie prancūzus. Ši ekipa įmetė 10 tritaškių, bet jie labai negelbsti šios komandos. Evanas Fournier 18 taškų ir 14 naudingumo balų. Nicolas Batumas surinko 10 taškų ir 11 balų. 64% metimų kol kas pataikė prancūzai, kai Latvijai realizavo 56. Ir perėmė beje net 8 kamuolius, ką galima paminėti apie Latvijos ekipą. Po klaidų Latvijai pelnė 17 taškų, varžovai surinko 9. Taškai iš baudos aikštelės 20-10 pirmauja Latvijos ekipa. Didžiausias pranašumas, kurį turėjo prancūzai, buvo 9 taškai. Latvijai nepirmavo nei kartą šiame mače. Prancūzai priekyje buvo 19 beveik minučių, bet Latvijai visada yra netoli. Didžiausias pranašumas, kaip ir minėjau, buvo 9 taškai, tik prancūzų, tad dviženklės persvaros ši ekipa neturėjo. Nicolas Batumas grąžins kamuolį į žaidimą, su juo penkete Nando De Colo, taip pat Evanas Fournier, Rudy Goberas ir Geršonas Jabuselė. Latvijos komandos penkete rungtyniauja Andrejus Gražulis, Rodinas Kurucas, Rolandas Šmitas, taip pat Arturas Žagaras ir Kristeris Zorikis. Dabar taiklus buvo Jabuselės metimas. Jabuselė nemažai irgi problemų pridarė varžovams. Pataikė visus 3 metimus į žaidimo, 4 baudas iš 5 ir pelnė 11 taškų. Žagaras prieš Goberą, prieš vieną geriausiai besiginančių NBA krepšininkų ir čia žinoma keliai uždaryti. Ne kartą laimėjo geriausiai besiginančio krepšininko prizą Rudy Goberas. Dabar Zorikis priverstas atakuoti iš labai nepatogios padėties, jo metimas netaiklus. Nando De Colo prieš Zorikį. Patiko beje ir Žagaro bei Zorikio gynyba. Tikrai labai gerai spaudė jie kamuolį pirmoje mačo dalyje, ypač jos pabaigoje, kai Latvijai surengė spurtą ir kėlinį laimėjo 23-20. Čia taiklus metimas iš toli. Tritaškiai ir toliau yra prancūzijos rinktinės ginklas, o Evanas Fournier, jeigu pirmose rungtynėse su Kanados komanda dominavo tik pirmoje mačo dalyje, kai pelnė beveik visus savo taškus, kai pelnė tada tame mače 19 iš 21, tai dabar įrodinėja, kad bus geras abiejose mačo dalyse. Metimas iš toli ir pataiko tritaškiai Rolandas Šmitas. Jo tritaškiai šiandien taip pat yra labai nemažas ginklas, galintis pataikyti iš toli. Žalgirietis yra šis priekinės linijos krepšininkas ir šiandien pataikė bus savo tritaškius ir abu metai iš gerų padėčių. Jam progos yra sukuriamos. 14 taškus šiandien, 17 su Libano komanda. Tokia yra Šmito statistika, o čia labai sudėtingas metimas. Geršonas Jabuselė pabando. Užsimeta varžovas savo ant nugaros. Ir Jabuselė stos prie baudų metimų linijos. Gerą pasirengimą čempionatui turėjo Geršonas Jabuselė. Apskritai prancūzai laimėjo 6 mačus, patyrė tik vieną nesėkmę, nusileido australams paskutinėse rungtynėse. 74-78 patyrė nesėkmę, prieš tai laimėjo prieš Tunisą, Juodkalniją, Venezuelą, 2 kartus prieš Lietuvą ir nugalėjo Japoniją. Ir Geršonas Jabuselė buvo rezultatyviausias net 4 mačuose. Jis su Tunisu pelnė 18 taškų, su Venezuela 14, 15 surinko pirmose rungtynėse su Lietuva ir po to antrose rungtynėse pelnė 19 taškų. Kitose mačuose 2 buvo rezultatyviausias Evanas Fournier ir viename mače Rudy Goberas su japonais. Fournier 29 taškai australų krepšį, 20 Juodkalnijos. Tad tokie buvo rezultatyviausi žaidėjai pasirengime pasaulio čempionatui ir ten Jabuselė tikrai buvo labai ryškus. Zorikis. Ir Zorikis ir Žagaras dabar gali kamuolį žaidinėti. Čia metimas iš toli ir tikslo jis nepasiekė, nepavyko pataikyti Zorikiui. Nicolas Batumas suleido jis taip pat tritaškių nemažai, pataikė 2 iš 3 pirmoje mačo dalyje. Prie Batumo pakilo Rolandas Šmitas, dabar čia prieš Kurucą bandė žaisti Geršonas Jabuselė. Labai gera pagalba iš silpnosios pusės prieš Jabuselę. Šis meta tritaškį ir jį pataiko ir dar tai yra pražanga. Geršonas įsisiautėjo. 16 taškų yra pelnęs Jabuselė. Zaya Kordinie kol kas nežaidžia, kaip ir Jekuba Uotara. 2 žaidėjai, kurie nebuvo pakilę nuo atsarginių žaidėjų suolo. Net dar kartą čia.
Jebuselis taiklus metimas iš tolimos distancijos. Šiandien Jebuselė kol kas iš žaidimo pataiko jis viską, visus 4 metimus ir prametė tik vieną baudą iš 7. Įspūdingas krašto puolėjo pasirodymas. O čia beje pražanga buvo Rudy Gobert. Po krepšiu ta 3 taškai įskaityti, bet kamuolys atiteko Latvijos komandai. Ir labai geras Eurostepas, pataiko Gražulis greitoje atakoje. Pranėrė tarp 2 varžovų ir sumažino atsilikimą iki 9 taškų. Primenu, kad jeigu Latvijai sugeba įveikti varžovus, tokiu atveju jie užsitikrina vietą kitame etape. Ir tokiu atveju prancūzai nebepatenka į kitą etapą, nes kitame etape būtų 2 komandos. Tai yra Kanada ir taip pat Latvija iš šitos grupės. Jebuselė vėl bandoma žaisti per jį, metimas netaiklus. Yra rengia komandos ataka Žagaras, lieka prieš Geršoną Jebuselę. Jebuselė dabar panašu prižiūri Žagarą. Nežinau, ar tik pastarosiuose atakose, ar toks yra ir sprendimas prižiūrėti šį krepšininką. Čia metimas iš toli tikslo nepasiekė, kovotas kamuolys. Dabar jau Jebuselė grįžta prie Rolando Šmito. Gražulis, geras Šmito situacijos skaitimas, atliktas perdavimas Gražuliui. Gražulis visiškai laisvas ir jo flauteris pasiekė tikslą, tad vėl skirtumas tirpsta iki 7 taškų. Nando de Colo. Legendomas skirtas čia Evanui Fournier. Fournier lieka prie 3-taškio linijos, 12 sekundžių atakai, perima kamuolį Žagaras ir suprantama, kad tai yra nesportinė pražanga, bet Žagaras skausmingai krita ant parketo. Reikia tikėtis, kad viskas bus gerai Latvijos rinktinės pagrindiniam žaidėjui. Dabar jau galima sakyti taip, jaunam krepšininkui, bet šis čempionatas tikrai neblogas Žagarui. Pirmose rungtynėse jis pelnė pats tik 4 taškus, nes iš žaidimo pataikė 2 metimus iš 6, bet jis su Libano komanda atliko net 11 rezultatyvių perdavimų. Šiandien Žagaras yra atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus. Iš žaidimo pataikė kol kas viską, visus 3 savo metimus, dar pridėjo ir baudą. Tad 8 taškai 12 naudingumo balų Žagaro sąskaitoje. Netaikli bauda. – 23 metai tik šiam jaunam gynėjui. Bet kaip ir minėjau, buvo labai ryškus Lietuvos krepšinio lygoje, dabar bauda netaikli. Abi baudas prametė Žagaras, gana skausmingas buvo žinoma kritimas, bet vargu ar tai galėjo turėti labai daug įtakos. Lietuvos krepšinio lygoje jis baudas mesdavo 74% taiklumu, ten 15 taškų 16 naudingumo balų, 4 rezultatyvių perdavimų vidurkį. Rodinas Kurucas, Evanas Fournier pažeidė taisyklės, taškai nebus įskaityti, nes pražanga šiek tiek anksčiau. Na, savo ruožtu tai yra dar viena komandinė pražanga Prancūzijos ekipai. 3 kartą pažeidė taisyklės prancūzai, Latvijai turi 1 komandinę pražangą ir šį kėlinį pralaimi 70 prieš Rodino Kurucą. Taisyklės pažeistos, Kurucas kadaise ir NBA lygoje yra turėjęs gerų rungtynių. Dabar 2. Vienas esamas, kitas buvęs. NBA žaidėjai susitiko vienas prieš kitą. Fournier prieš Kurucą, o čia geras stebekas, metimas per neįtikėtina per Nikolę Batumo. Artūras Žagaras sugeba pataikyti 3 taškį per vieną geriausiai besiginančių komandos krepšininkų, kalbant apie Prancūzijos ekipą. Išdarinėja stebuklų šiandien Žagaras. 11 taškų, 4 rezultatyvūs perdavimai yra jo sąskaitoje ir skirtumas vėl 4 taškai. Čia jau Rudy Goberas nepataiko, iš po krepšio prašoko. Šioje situacijoje Rolandas Šmitas geroje padėtyje gavo kamuolį Goberas, bet taškų nėra. Tiesa, yra pražanga. Dar kartą čia. Labai lengvai įveiktas Šmitas, tada atkeliavo į pagalbą ir komandos draugas Andrijus Gražulis. Čia įspūdingas Žagaro žaidimas 1 prieš 1, tarsi šiandien Patty Millsas ar Denisas Šrioderis sužaidė. Artūras Žagaras likęs perimetre prieš aukštesnį varžovą, prieš Nikolę Batumą. Rudy Goberas ir šiandien kol kas nėra labai ryškus. Pirmame mače minėjau, jis pelnė 8 taškus, atkovojo 9 kamuolius.
Šiandien kol kas yra pelnęs 4 taškus ir 8 naudingumo balus surinkęs, atkovojęs porą kamuolių ir dabar jau 5 taškas, visi 5 taškai nuo baudų metimų linijos, 5 baudos iš 6. Zorikis. Gražulis stato užtvarą, Zorikis paleidžia 3 taškį ir jis nėra taiklus. Neblogai žaidė pirmoje mačo dalyje Zorikis, pataikė šiandien jis 4 metimus iš 8, dabar 3 taškis nepasiekė tikslo. Bando atsidengti Nando De Colo, nėra jam perdavimo. Nikolai Batumas taip pat perdavimo negauna, Geršonas Jebuselė prieš Rolandą Šmitą. Ir pažįsta vidurio linijos taisyklė galėtų būti, tad nepretenduoja į šį kamuolį prancūzai. Dar viena klaida, latviai šiame mače kol kas yra praradę 7 kamuolius, prancūzai pametė 12 kamuolių ir Latvijos ekipa perėmė 9 kamuolius. Įspūdingas pasiekimas. Tikrai nebloga Latvijų gynyba, nors žinoma taškų praleidžiama ne taip ir mažai. Šio čempionato rekordas yra Juodkalnijos. Net 15 perimtų kamuolių akistatoje su Egipto ekipa. Rucas. Jo perdavimas Pasičnikui, kuris dabar pasirodė aikštėje ir perdavimas atgal, atakuoja ir nepataiko Latvijos komandos gynėjas Arturo Žagaras. 6 sekundės buvo likusios ir tokį sprendimą Žagaras priėmė. Nusprendė, kad geresnės atakos jau nepavyks susikurti. Sirvenas Francisko pasirodys aikštėje. Šiandien mažai žaidžia Elio Kobo, kuris tik per 4 minutės. Šiandien tik 4 minutės gavo ir per jas krepšininkas kol kas taškų nėra pelnęs. -1 naudingumo balas. Pirmame mače Elio Kobo žaidė 20 minučių, bet kaip ir minėjau, irgi tada prametė visus 5 metimus, surinko -2 naudingumo balus. Tad -3 naudingumo balai per 2 rungtynes. Francisko. Stepanas Pasičniko grįžta į baudos aikštelę, lieka 10 sekundžių atakai. Francisko, Rudy Goberas vėl stato užtvarą. Nesikeičia gynyboje Latvijai, dabar išsikeitimą gauna Francisko per Pasičniko rankas ir kokį 3 taškį pataiko Silvenas Francisko. Tai yra neįtikėtina, per aukščiausią Latvijos rinktinė žaidėja Pasičniką, metimus taiklus. Ir Prancūzijos pranašumas dabar jau siekia 9 taškus. Rolandas Šmitas. Jando Zorikiui, Žagaras stato užtvarą Pasičnikas, Žagaro perdavimas neįtin tikslus Pasičnikui. Tad klysta Latvijos ekipa. Evanas Furnie į dešinę pusę, puikiai pranerė ir 2 taškai krepšyje. Furnie šiandien yra pelnęs 23 taškus. Didžiąją tų taškų dalį surinko per pirmą mačo dalį, bet dabar jau Prancūzijos ekipos persvara siekė 2ženklę pirmą kartą šiame mače. Tad 11 taškų rekordinis pranašumas ir minutės pertraukėlės prašo Luka Bankė. Play smart. Okay. Hey. Come on. We need to enter. Fast and aggressive on the sets. Set good screen and roll at the basket. Okay? He cannot control such a passes. We enter and we find open trees on the perimeter. Okay? First offense. It's great. We advance to Igart. Luka Bankė paprašė minutės pertraukėlės, tikrai nepatinka jam žaidimas pastaruoju metu. Latvijai daugiau kaip 2 minutės be taškų ir čia matėme irgi ir ne pačius geriausius sprendimus ir taip pat ne pačius geriausius perdavimus. Žagaras pasiėmė iniciatyvą į savo rankas vienoje situacijoje, kai metė likus 6 sekundėms labai tolimo metimo, o kitoje situacijoje jo perdavimas nebuvo geras Pasičnikui. Dabar vėl įmetamas kamuolys Pasičnikui, prieš kurį buvo keli varžovai, praranda kamuolį Latvijai.
Tęsiasi Latvijos rinktinės klaidos puolime ir matome 8-0 yra pastaroji atkarpa, pustrečios minutės Latvija yra be taškų ir tai gali būti labai svarbi atkarpa. Per apačią eina Rodijonas Kurucas prieš Evaną Fournier. Na ir žinoma, tokioje situacijoje gali Fournier tikrai nubausti. Davis Bertanis nepataiko tritaškio pirmoje mačo dalyje, jo įsileimas į žaidimą buvo labai svarbus. Greitas atsakymas, perdavimas į kampą, Geršonas Jebuselė. Jo metimas, Jebuselė nepataiko nuo lentos ir ima kamuolį prancūzai. Puolime jie kol kas yra atkovoję 8 kamuolius, Latvijai taip pat. Ir patenkinti Latvijos rinktinės sirgaliai, prancūzai skėsčio rankomis. Šį kartą jie kamuolį praranda ir Francisko sako, kad tai buvo pražanga, bet negalima peržiūrėti, ar buvo pražanga ar ne. Tokia peržiūra nėra galima. Bet peržiūra bus dėl užribio. Vincentas Collet renkasi iššūkio taisyklę. 60-metis specialistas. Ir beje, jis Prancūzijos rinktinę treniruoja nuo 2009 metų. Ir su ja yra laimėjęs tikrai daug ką, laimėjęs olimpinių žaidynių sidabrą, 2 kartų pasaulio čempionato bronzos medalius, tapęs Europos čempionu, 2 kartų vicečempionu ir taip pat sykį laimėjo bronzos medalį su Prancūzijos rinktinė Europos pirmenybėse. Francisko gal ten ir rodė, kad 24 sekundės bus duodamos. Turės kamuolį savo rankose Latvijos rinktinė, tad peržiūra nepasiteisino. Bet ten vėl, žiūrint epizodo pakartojimą, atrodo, kyla ir klausimų, ar tikrai nebuvo sužaista į ranką, bet kartais būna tokiose situacijose, kai žiūrima, ar nuo ko kamuolys paliko aikštės ribas. Pasimato ir pražanga, bet čia taisyklės tokios, kad galima žiūrėti tik užribį, ar buvo pražanga ar ne, negalima. Tarkime, NBA lygoje kartais būna peržiūra šiek tiek kitokios. Ar pavyko užsiimti poziciją laiku ir panašiai, bet jeigu pamatoma, kad pražanga buvo prieš tai, tai taisyklės neleidžia pakeisti sprendimo teisėjams. Zoriko prasiveržimas ir Rudy Goberas blokuoja metimą. Na, čia jau Rudy savo stichijoje. Baudos aikštelės sergėtojas yra Rudy, jis yra 3 kartus geriausiai besiginantis NBA žaidėjas. 18, 19 ir 21 metais, net 6 sezonus iš eilės pateko į geriausiai besiginančių krepšininkų 5 NBA lygoje nuo 17 iki 22. 22-aisiais pirmavo pagal blokus. Geršonas Jebuselė. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Jebuselė, na ir stumdomas ir toliau yra Davis Bertanis. Labai sudėtinga Bertaniui, jis nėra tas žaidėjas, kuris būtų labai pavojingas ir labai fiziškas, kai žaidžia arčiau krepšio, nors rungtyniauja dažnai 4 pozicijoje, bet jis turi taiklę ranką ir jis sukasi ties tritaškio liniją, kaip ir dabar. Hendofas šmito būtent Bertaniui. Na, galimybių išsimesti nėra, bet nueina 2 žaidėjai paskui snaiperį Davį Bertanį. Bertanis gerai vertina situaciją, pamato Zorikį ir Zorikis pataiko tritaškį. Vėl iki 10 taškų mažėja Latvijos komandos deficitas. Silvenas Francisko bando užsiimti poziciją Geršonas Jebuselė. Dabar Bertanis jau kelis kartus buvo atsidūręs būtent prieš Geršoną Jebuselę. 5 yra Rodijonas Kurucas. Ir dabar aikštėje pasirodys ir Matijas Lesoras. Per 7 minutės šiandien pelnė jis 4 taškus, atkovojo 3 kamuolius. Rudy Goberas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo. Pirmose rungtynėse matėme netgi atkarpą, kai Rudy Goberas ir Matijas Lesoras žaidė drauge, o po to Vincentas Collet nusprendė apskritai žaisti be vidurio puolėjo su Geršonu Jebuselė 5 pozicijoje. Francisko 1 prieš 1, reikia pagalbos Daviui Bertaniui, nėra pats geriausiai besiginantis žaidėjas, bet dabar gerai rotuojasi Latvijai gynyboje. Francisko metimas netaiklus ir Rodijonas Kurucas kamuolį atkovoja, bet perdavimas per stiprus. Škėliai, Aigaras Škėlė bėgo į priekį. Latvijos rinktinės krepšininkas, žaidžiantis Lenkijos lygoje.
Ten turi 15 taškų ir 7 rezultatyvių perdavimų vidurkį. Tikrai neblogą sezoną sužaidė pastarąjį. Nėra daug krepšininkų, kurie beje žaistų jungtinėje Latvijos ir Estijos lygoje. Toks yra Zorikis, kuris žaidė VF, bet kaip ir minėjau, keliasi į Turkiją. Evanas Fournier. 1 prieš 1. Ir Fournier šokdina varžovą ir sugeba pataikyti labai sudėtingą metimą, bet Fournier dabar jau žaidimo kokybė pernelyg nekrito antroje mačo dalyje, skirtingai nei akistatoje su Kanada. 25 taškus yra surinkęs Fournier šiandien. Tikras komandos lyderis. Sudėtingas metimas, bet jis buvo taiklus. 25 taškai 19 naudingumo balų, Jabuselė pridėjo 18 taškų ir 15 balų. Škelia. Gali organizuoti ir jis atakas. Šiandien nemažai žaidė 2 Latvijų įžaidėjai. Viename penkete Zorikis ir Žagaras. Dabar Zorikio prasiveržimas ir taškų nėra. Kovotas kamuolys puolime. Škelia laisvas. Ir tritaškio nepataiko. Metimas per trumpas. Atkovoja kamuolį Kurucas. Na ir priėmė irgi klausimas ar geriausią sprendimą. Manė, kad situacija yra gana parankiai atakuoti. Rodinas Kurucas nepataiko. Ir po to fiksuojamos taisyklių pažeidimo. Šį kėlinį 13-21 pralaimi Latvija ir dabar gauna 4. pražangą šiame ketvirtyje. Rodinas Kurucas įspėtas, nubaustas yra 3 kartus. Silvenas Francisko rengia komandos ataką ir beveik iki pat kėlinio pabaigos gali su kamuoliu būti prancūzai. 10 sekundžių atakai. Keičiasi gynyboje Latvija. Vėl Francisko prieš Davį Bertanį ir susikuria situacija. Nepataiko tritaškio. Daviui Bertaniui vėl buvo sunku šioje situacijoje. Čia Fournier prasižengė, bet pražanga, kuri vėlgi nėra labai bloga. Neleido varžovams surengti greitos atakos. Evanas Fournier tai yra tik 4. komandinė. Baudos nėra metamos. Zorikis čia jau ieškojo priekyje komandos draugų. Buvo ir tas pats Davis Bertanis. Fournier 3 pražanga, tad reikės būti atsargiam, o čia Latvijai dovanoja kamuolį varžovams. Tad galimybę turės dabar jau Prancūzijos ekipa, turinti 12 taškų persvarą. Pirmoje mačo dalyje galima sakyti, kad broliai Bertaniai, taip pat ir Šmitas bei gynėjai Zorikis ir Žagaras kūrė žaidimą latviams. Antroje mačo dalyje kur kas sudėtingiau. Žagaro kelios klaidos taip pat buvo. Čia Kurucas perima kamuolį ir nepataiko. Klausimas ar spėjo apskritai išmesti, tačiau Rodino Kuruco metimas netaiklus. Tad prancūzai laimėjo 9 taškais kėlinį ir priekyje prieš 4. kėlinį yra 12 taškų skirtumų. Tritaškių lietų ir toliau matome šiuose rungtynėse. 13 iš 19 pataikė prancūzai, Latvijai 12 iš 29. Ir įdomus faktas, kad per 3 kėlinius abi komandos išmetė daugiau tritaškių nei dvitaškių. Mūsų žemė Latvija, taip sako Latvijos rinktinės žaidėjai. Girdėjome ir Luką Vankį nurodymus. Apie Geršoną Jabuselę taip pat kalbėta, kad jis, jeigu žaidžia low poste, ten problemų gali būti. Akcentai kaipgi žaisti tokiose situacijose ir Latvijai grąžina kamuolį į žaidimą. Turėdami dabar net 12 taškų deficitą, bet tikrai viskas dar yra įmanoma. 10 minučių žaidimo. Kai Latvija yra tokie, kurie gali pataikyti iš toli, visko gali nuteikti. Žagaras įveikė, dabar jau Lesoro gynyba ir taškai bus įskaityti. Jau atsimušusi kamuolį nuo lentos pučia Matijas Lesoras.
Bet matome, kaip gerai valdo kūną, koks greitas ir staigus yra Arturas Žagaras, netgi tokiame kontekste, tokiame lygyje. Na, nuo lentos dar nebuvo atsimušęs, bet besileidžiantis jau. Bet taškai yra įskaityti. Francisko, Batumas, Jabuselė, Karpėjus ir Lesoras. Šiuo metu yra Prancūzijos rinktinės penkete, Latvijai mažina skirtumą iki 10. Francisko stato užtvarą Jabuselė, pick and popas. Ir gerai ant pirmo žingsnio pagauna savo varžovo Geršonas Jabuselė. Davis Bertonis turi labai daug problemų šiandien gynyboje. Labai neparankus jam varžovai, tenka žaisti ir prieš Geršoną Jabuselę. Jis kur kas fiziškesnis, atletiškesnis, turintis daugiau jėgos. Puolime turėtų savo argumentų Davis Bertonis, bet šiandien 10 taškų pelnė didžiąją dalį per pirmą mačo dalį. 3 tritaškiai iš 7 buvo taiklus. Silvenas Francisko. Ir matome klaidų statistiką. Latvijai šiandien suklydo 12 kartų, su Libano komanda pametė tik 5 kamuolius. Dabar atkovotas kamuolys, Žagaras iš karto aštrina ataką, nusprendė nesiveržti, meta tritaškį, jo nepataiko. Na, įmas iniciatyvos Žagaras. Kartais klausimas, ar tai yra geriausi sprendimai, bet na, buvo laisvo Žagaras, turėjo daug erdvės, nusprendė mesti, prieš tai pataikė porą tritaškių. Svarbu nepamesti galvos. Latviams -10 tikrai nėra dar tragedija. Lieka 9 minutės, Jabuselė juo labiau sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo, kuris šiandien labai daug problemų pridaro Latviams. 18 taškų. 15 naudingumo balų, Žagaras. Ir dabar galimybė užpulti 5 prieš 4. Rolandas Šmitas ir kairė ranka dėjimas iš viršaus. Šmitas mažina atsilikimą iki 8. Labai gerai vertino situaciją Latvijai, kadangi slystelėjo prancūzas, buvo galimybė atakuoti. Šmitas šiandien turi 16 taškų, su Libanu 17, neatakuoja. Nikolė Batumas turėjo labai daug erdvės, tritaškio jis nemetė. Nusprendė įmesti kamuolį ten komandos draugui. O čia dar kartą Šmito dėjimas iš viršaus. Nikolė Batumas šiaip nėra labai stabilus metikas, tačiau praėjusį sezoną NBA lygoje jis pataikė 39% tritaškių. Galima prisiminti ankstesnius čempionatus, jis visada nubausdavo Lietuvos rinktinę. Kaip regis Linas Kleiza yra juokavęs, kad, sako, šiaip Nikolė Batumas nepataikė per visą čempionatą, bet su mumis tuos metimus susimetė tritaškius. Šiandien Nikolė Batumas taip pat pataiko gerai. 2 iš 4, tačiau būdamas visiškai laisvas nusprendė neatakuoti. Tačiau kaip tai bebūtų vis tiek. Prancūzijos ekipa turi persvarą, jie aptirpo iki 8. La tête longue, il n'est pas bon pour faire la passe intérieure. Il faut qu'on retrouve du mouvement. On va faire bouger Silva au deuxième. On fait un simple 3. Nico. Là, Mathias. Terry, tu montes. Et là, on a Silva. De la vitesse, d'accord? Et si tu peux pénétrer, et à l'opposé, on va le faire. Allez, on va retrouver du mouvement. Let's go. Et après, Silva. Tous les deux, les options côté look tête en alternance. Evono Furnie ir Rolando Šmito palyginimas. Labai panaši statistika, kalbant apie pirmą kėlinį, apie antrą kėlinį. Pirmame kėlinyje buvo puikus, antrame ketvirtyje jau netokie, bet Evonas Furnie buvo ryškesnis trečiame kėlinyje. Rolandas Šmitas ketvirtame pelnė porą taškų, Furnie jų nesurinko. Šiuo metu ilsisi Prancūzijos rinktinės lyderis. Šiandien tikrai įspūdingas pataikymas, 9 metimų iš 14, 5 tritaškiai iš 8, taip atakuoja Furnie, o Žagaras nepataiko baudos. Turi šiandien problemų su baudomis, nors Kėdainiuose visai neblogai tas baudas mesdavo. Bet žinoma, čia lygis kitoks, čia pasaulio čempionatas, 74% baudų buvo Lietuvos krepšinio lygoje, šiandien Žagaras pataikė 1 baudą iš 5. Na čia ir yra 4 taškai, sumesk baudas ir tokiu atveju komanda skirtų tik 4 taškai, dabar yra -8. Francisko į dešinę pusę bando vežtis, praranda kamuolį, Davis Bertonis jį perima, galimybė užpulti 4 prieš 2 ir Latvijai vėl stringa.
Pilasi latvių klaidą šiame ketvirtyje ir trečiame kėlinyje irgi galima apie tai kalbėti. Nemažai klydo Žagaras. Dovanojami kamuoliai oponentams, tarkime, taškai po klaidų. Šiame mače vis dar yra latvių pranašumas 20-16. Taškai greitomis atakomis 3-3, bet 16 taškų ir prancūzai pelnė po latvių klaidų. Kurucas gauna ketvirtą pražangą. Labai ryškus nėra. Šiandien apskritai be taškų 5 atkovoti kamuoliai, tiesa 4 rezultatyvūs perdavimai, prametė abu savo metimus. Pirmame mače su Libano komanda, kai triuškino varžovus latviai, Kurucas taip pat nebuvo labai ryškus, jis pelnė 5 taškus ir surinko 7 naudingumo balus. Ištikimiausi latvių sirgaliai, o Teri Tarpėjus prie baudų metimų linijos. Tarpėjus savo ruožtų praėjusį sezoną, žaisdamas jis Le Mano komandoje, Prancūzijoje, rinko 9 taškus ir 14 naudingumo balų. Na, toks krepšininkas, kuris daug ką gali aikštėje. Gali ir pasiginti, daug juodo nematomo darbo atlieka. Tarkime, praėjusį sezoną Prancūzijoje jo rodikliai buvo 4 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, 2 perimti kamuoliai ir blokas. Tokia statistika per rungtynes. Žagaras. Rolandas Šmitas ten sukasi, dabar jau vėl turi pranašumą Žagaras. 1 prieš 1 gali žaisti prieš Lesorą, nes nesiryžta veržtis. Ieškoma mismečio situacijos arčiau krepšio. Čia yra Rolandas Šmitas, veržiasi ir pražanga Teri Tarpėjui. Ne, pražanga pačiam Rolandui Šmitui. Pražanga puolime. Na vėl, atrodo visai nebloga situacija, net ne pražanga. Panašu, dabar matome, kad mynė linija Šmitas. Akivaizdžiai buvo už aikštės ribų. Tarpėjus. Labai gerai apsigynė Teri Tarpėjus prieš aukštesnį varžovą. Prieš Rolandą Šmitą, žalgirietį, kuris žaidžia kol kas gerą čempionatą. Evanas Purnie, 1 prieš 1 prieš Šmitą, lieka 4 sekundės atakai. Sudėtingas Purnie metimas, jis nėra taiklus, atkovoja kamuolį Davis Bertanis. Ir galimybė latviams sumažinti atsilikimą. Žagaras įmeta kamuolį ir Bertanis laisvos kampe. Davis nepataiko, labai reikėjo latviams šio tritaškio. Kurucas kaunasi iki galo. -9, kalbant apie latvių situaciją ir 7 minutės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Čia pražanga. Štai tokie pasistumdymai. Arturas Kurucas ir Nando De Colo. Iš karto Davis Bertanis atkeliauja ir turi ką pasakyti tokioje situacijoje. De Colo galima prisiminti, kad anksčiau buvo vienas Prancūzijos rinktinės lyderių. Dabar jo vaidmuo yra kur kas menkesnis. Ši rinktinė, galima sakyti, yra Evano Purnie rinktinė, 36 metų. Šiuo metu yra Nando De Colo. Pastaruosiuose 6 didžiuosiuose turnyruose Nando De Colo rinko 17 taškų per rungtynes. Tarkime, dabar šiuose pirmenybėse De Colo pirmame mače pelnė 12 taškų. Šiandien Nando apskritai yra be taškų ir išmetė tik 1 metimą. Nepatenkintas Nando De Colo. Grįžęs į Prancūziją. Prieš praėjusį sezoną galima prisiminti, kad De Colo žaidėjas, kuris ilgą laiką rungtyniavo svetur, buvo ir Valencija, buvo Sparsai, buvo Raptors, buvo CSKA, Fenerbahčė ir galiausiai Asvelė sugrįžo. Nando prieš praėjusį sezoną ir ten Asvelėje buvo komandos lyderis. Ir tai yra antra tiksliau techninė pražanga Nando De Colo. Tad jis turi palikti aikštę. Ir be Nando De Colo dabar prancūzams teks pabaigti šias rungtynes. Na, įsikarščiavęs De Colo gavo pražangą ir Arturas Kurucas ir taip pat Nando De Colo. Abu jie gavo po pražangą, abipusę pražangą. Bet bėda ta, kad Nando De Colo tai buvo ir diskvalifikacinė pražanga. Štai taip, be vieno lyderių teks pabaigti rungtynes Prancūzijos ekipai, nors be vieno lyderių popieriuje kol kas
čempionate nematyti Dekolo gero žaidimo. Taikli bauda, pataiko Arturas Kurucas. Na, laimėjimas šioks toks yra, išvedimas iš kantrybės Dekolo. Matome, kad ir Izaja Kordinyje taip pat apšyla. Ir Kordinyje dabar gauna pirmą galimybę. Jis žais ketvirtame kėlinyje tik dabar, pasirodo aikštėje. Įdomu tai, kad Elio Kobo ir toliau lieka užribyje, tik 4 minutės šiandien sužaidė. Žagaras. Rolandas Šmitas leidžiasi žemyn, čia perdavimas į kampą. Žagaras, 4 sekundės, veržiasi Žagaras ir provokuoja pražangą Lesoro. Puikus Arturo žaidimas. Tarsi patyręs Vilkas. Sužaidė, išgelbėjo savo komandos ataką tokioje situacijoje, tik bėda ta, kad baudų nepataiko Žagaras. Šiandien gynėjas įmetė 1 iš 5. Ir Matijas Lesoras sėdė centrarsarginių žaidėjų suolo. Vietoje jo rungtyniaus Rudy Goberas. Dabar pataiko svarbią baudą Žagaras. Esminės rungtynės latviams, nes turbūt prancūzus, kaip ir minėjau, pasigauti yra lengviau nei kanadiečius. Paskutinėme ture. Kita vertus, Kanada jau savo abu mačus laimėjo. Galbūt bus šiek tiek ir atsipalaidavusi, nors menkai tai tikėtina. Francisko. Rengia ataką. Čia Goberas imituoja užtvarą, keliauja į baudos aikštelę, turi prieš save Davį Bertanį. Reikia įmesti kamuolį Goberui ir Bertanis vėl vargsta gynyboje ir tai yra nesportinė pražanga. Tokį sprendimą priėmė teisėjai. Na, šiandien viena didesnių problemų yra latviams būtent Davio Bertanio gynyba. Puolime tarsi viskas buvo neblogai, ypač pirmoje mačo dalyje, kai metimus susimetė 3 iš 8, šiandien kalbant apie tritaškius, bet prametė ir tikrai gana gerų metimų iš laisvų situacijų, o dabar Davis ir prasižengė. Pražanga nesportinė, Rudy Goberas meta baudas. Pirmą pataiko Goberas. NBA lygoje baudas meta 64% taiklumu. Praėjusį sezoną tokį pataikymą jis turėjo. 13,19 naudingumo balų, 8 atkovotų kamuolių vidurkis. Ir irgi centras, kuris kiekviename turnyre būna vienas ryškiausių Prancūzijos rinktinės žaidėjų. Ir kalbant apie jo taškus ir apie atkovotus kamuolius ir apie indėlį gynyboje. Grąžins kamuolį į žaidimą Evanas Fournier. Francisko. 1 prieš 1 prieš Arturą Kurucą. Lieka 3 sekundės. Francisko, labai sudėtingas metimas. Jis tikslo nepasiekė ir nuo prancūzo kamuolys keliauja už aikštės ribų. Latviams apsiginti pavyko. Šį kartą gynyba buvo gera. Nieko taip ir bumsėdami kamuolį nesusikūrė prancūzai. Arturas Žagaras rengia komandos atakas, su juo penkete yra Kurucas, taip pat Davis Bertanis. Rolandas Šmitas žaidžia pick and popą, paleidžia tritaškį per Rudy Gobero rankas ir jo nepataiko. Bertanis iš toli, taiklus metimas. Davis Bertanis, labai reikėjo šio tritaškio, taip, kenčia galbūt gynyboje Latvijai, kai yra Davis Bertanis aikštėje, bet puolime jis gali duoti naudos. Dabar matome 2-3. Sustoja Latvijai. Aikštės gynyba. Ir perima kamuolį Latvijos ekipa. Pasiteisino pasirinkimas. Čia pražanga fiksuojama. Protinga pražanga. Kordinyje mato, kad varžovai turi pranašumo priekyje. Bėga į greitą ataką. Priima sprendimo prasižengti. Ketvirta komandinė pražanga. Baudos nėra metamos per šį kėlinį. Prancūzijos ekipa pelnė 3 taškus. 10-3 kėlinį laimė Latvijai, nors prabėgo jau bene pusę ketvirčio. Geršonas Jabuselė grįžta į aikštę, ilsėjosi gana ilgai. Kordinyje keičiamas yra ir Evanas Fournier. Pat Francisko, Goberas ir Batumas. Galima sakyti, ko nesmogiamasis penketas, o čia nuostabus perdavimas. Ir štai taip, Latvijai kyla į kovą. Žagaras pataiko 2 taškį ir komanda skiria tik 3 taškai. Minutės pertraukėlės prašo Prancūzijos ekipa. Čia dar kartą puikiai skaito žaidimą Gražulis. Pats nemetė.
pamatė Žagarą. Geras jo įkirtimas be kamuolio. Miega gynyboje Geršonas Jabuselė. Ir po Žagaro dvitaškio pertraukėlė. Tu vas ouvrir là, et Nico, tu vas ouvrir ici, d'accord? Là, plus bas, et Gershon, t'es dans le corner. Toi au milieu, d'accord? Et après, rebond. Allez, let's go. Allez, les gars, allez. Su Kristapu Porzingiu Latvija atrodytų dar galingesni. Galėtų būti galbūt ir vienos žvaigždės ekipa. Porzingis turėjo puikų sezoną Vašingtone, dabar bus Bostono Celtics narys, bet jis palaiko savo komandą tik būdamas šalia. Jos aikštėje nematome Porzingio, tačiau Latvijai ir be savo ryškiausios žvaigždės meta labai rimtą iššūkį prancūzams. 74-77 atsilieka, kyla į lemiamą šturmą. Turi -3. Ir turi kamuolį savo rankose prancūzai. Senas Gole, kurį laiką žaidė ir be Rudy Gobero, žaidė ir be to paties Geršono Jabuselės, Nikolio Batumo. Dabar jau persvara yra iššvaistyta, tačiau visi lyderiai šiuo metu yra aikštėje. Vanas Furnė taipogi. Ir metimas iš toli, jis tikslo nepasiekė, nepataiko Geršonas Jabuselė. Na ir toliau stringa prieš aikštės gynybą. Prancūzijos ekipa nepataiko iš toli. Nieko nepavyksta susikurti. Latvijai ir toliau labai sėkmingai rotuojasi. Žagaro prasiveržimas ir čia jau dengia varžovo metimo Rudy Goberas. Pamokėlė Žagarui, Gobero gynybą. Na, Rudy Goberas šiandien blokavo porą metimų, dar 3 kamuolius perėmė, 5 atkovojo, tik 7 taškus pelnė. Ir kas įdomiausia, kad iš žaidimo apskritai jis neatakavo. Į krepšį pataikė 7 baudas iš 8 ir spėjo surinkti 7,16 naudingumo balų. Kaip visada naudingas Rudy Goberas, Gražulis. Jo perdimo Žagarui, statoma užtvara, Žagaras renkasi kitą pusę ir taiklus metimas. Žagaro reidas šiandien tiesiog puikus, buvęs Nevėžio žaidėjas, 18 taškų, 4 rezultatyvūs perdimai. Jo sąskaitoje jis yra rezultatyviausias komandos krepšininkas akistatoje su prancūzais. Ir komanda skiria tik 1 taškas. Į kairę pusę Francisko, Batumas iš toli pataiko labai svarbu tritaškį. 80-76, super veteranas, labai patyręs žaidėjas. Dabar jau Prancūzijos rinktinės būsimas rekordininkas pagal pasaulio čempionato mačus, o čia taiklus Žagaro metimas. Dar kartą jis mažina atsilikimą iki minimalaus. Trečiame kėlinyje matėme šiek tiek ne pačius geriausius Žagaro sprendimus. Jo klaidas, bet dabar traukia savo komandą į priekį. Žagaras, Francisko, geras prasiveržimas į dešinę. Netgi dar geriau nei Nando De Colo juda Francisko šiandien. Geras perdimas nuo parketo. Rodinas Kurucas pataiko. Davis Bertanis atliko rezultatyvų perdimą. Rodinas Kurucas atrodo susižeidžia. Pelnęs taškus. Tikrai labai daug kol kas traumų yra patiriama pasaulio čempionate. Čia panašu, kad dešinės kojos galbūt ir netaip sėkmingai nusileido. Didžiausia trauma, žinoma, gavo Raulis Neto, vienas Brazilijos rinktinės lyderių. Jis kone metams iškrito iš rikiuotės, nes patyrė kelio girnelės traumą. Tas pats Francas Wagneris šiandien nežaidė dėl traumos, kurią gavo pirmose rungtynėse, bet jo trauma nėra tokia rimta. Rolandas Šmitas keičia Kurucą, neblogai buvo žaidžiama ir be Šmito. Gražulis atliko neblogą darbą. Tas pats Davis Bertanis irgi tokioje gynyboje atrodė visai neblogai. O dabar jau keičiama gynybos sistema ir matome, kad tai nepasiteisina. Geras perdimas, Rudy Goberas. Jo dėjimas iš viršaus. Žagaras. Latvijai šiame kėlinyje beveik neprameta. 7 metimų iš 11. Dabar Kurucas turi progą. Metimas iš toli netaiklus ir Nikolio Batumas kamuolį atkovojo. O Arturas Kurucas galėjo ir išlyginti rezultatą šiame mače, tačiau to neįvyko. Tie patys -3 lieka. Silvenas Francisko.
Stato užtvarą, imituoja užtvarą Rudy Goberas. Dabar leidžiasi žemyn į baudos aikštelę, pražanga fiksuojama ir latviams tai yra 4. komandinė. Arturas Kurucas pažeidė taisyklės. Kurucui tai yra 5. pražanga. Jis savo pasirodymą baigė, 4 pražangas turi Gražulis, taip pat ir Rodijonas Kurucas. Prancūzijos ekipoje 3 pražangas yra gavęs Nando De Colo, bet jis gavęs diskvalifikacinę. Užtvinės sportinės, atrodo taip, ir Evanas Fournier taip pat 3 pražangas turi. Perdavimas į kampą, 3 sekundės lieka atakai. Ojojoj, kaip gerai sužaidė prancūzai. Silvenas Francisko puikiai vertino situaciją. Ir geriausią komandos metiką Nando De Colo išvedė visiškai laisvą, tačiau Evano Fournier išveda visiškai laisvą ir Fournier nepataiko tritaškio. Čia metimas tikslo nepasiekė, netikslus yra Silvenas Francisko. Žagaras ties dvigubo varimo pažeidimu ir Latviai turi labai daug galimybių čia puolime. Geras perdavimas perpjovęs visą gynybą. Darius Bertanis šiandien žaidė nedaug, viso labo 6 minutės. Ir per jas surinko 8.4 naudingumo balus. Dabar minutės pertraukėlė, kurios prašo Latviai. Latvija atsilieka 3 taškais. Okay, we inbound. Gradually. Sonics, inbound the ball. He's back. Sprint, sprint, screen, attack, attack. Get open. Okay, then we put him into the Spanish action. Okay. Fill the corners. Okay. Come on, guys! Kad ir kaip pasibaigtų šios rungtynės, pasaulio čempionato debiutantai Latvijai tikrai verti pagarbos. Jie meta rimtą iššūkį prancūzams. Prancūzai vieni favoritų, kai kurie ir sirgaliai, ekspertai manė, kad prancūzai yra pagrindiniai favoritai. Bet pirmas mačas labai sunkus, -30 su Kanada. Dabar su Latvijais irgi mačas sudėtingas ir Latvijai gali pateikti kol kas pirmą ir didžiausią šio čempionato sensaciją. Jeigu laimi šiandien prieš prancūzus, juos siunčia namo jau po pirmo etapo. Žinoma, tai būtų labai netikėta. Čia perdavimas atgal ir netaiklus metimas. Nepataiko Davis Bertanis, bet ataka buvo labai gera. Vienas geriausių komandos snaiperių. Davis Bertanis turėjo tikrai kaune idealią situaciją, įmesti jam nepavyko. Prieš paskutinę minutę 4. kėlinyje Evanas Fournier leidžiasi žemyn. Rudy Goberas turi prieš save Zorikį. Ir perima kamuolį Latvijai. Nepavyko įkišti kamuolio Rudy Goberui. Suklydo prancūzai. Žagaras lieka prieš Goberą. Stato užtvarą ten ir Davis Bertanis. Čia pražanga. Fiksuojama pražanga. Reikia susimesti baudas Daviui Bertaniui. Šiandien vienintelė bauda metė ir ją pataikė. Goberas buvo neteisus, besistumdydama štai čia su Daviu Bertaniu. Davis Bertanis savo ruožtų baudas NBA lygoje praėjusį sezoną metė 87% taiklumu. Tik 45 mačai po 11 minučių ir rinko jis po 5.3 naudingumo balus. Nepaisant to, kad buvo sužaidęs ir puikių sezonų NBA lygoje. Jo karjeros pataikymas ten baudų už Atlanto 86%. Dabar taip pat bauda taikli. Geriausią sezoną 19-20 metais jis rinko po 15 taškų per rungtynes. Ir gavo įspūdingą sutartį iš Washingtono Wizards 5 metų 80 milijonų. Dabar taikli. Bertanio bauda, tad skirtumas tirpsta vėl iki minimalaus. Lieka tik pusantros minutės iki 4. kėlinio pabaigos. Silvenas Francisko, dabar jį prižiūri Rodijonas Kurucas.
Keičiasi gynyboje Latvijai, lieka prieš Rudy Goberą. Rodinas Kurucas. Evanas Fournier prieš Žagarą. Bandys žaisti 1-1, net 2-2. Keičiasi gynyboje Latvijai. Fournier prasiveržimas, įlipo į medį Fournier ir pražanga besiginančiam žaidėjui. Davis Bertanis panašu pažeidė taisyklės ir taip išgelbėjo Prancūzijos rinktinės ataką. 2 baudas mes Fournier. Evanas šiandien pelnė 25 taškus. Na, panašu, kad taip. Šoko čia ant varžovo Davis Bertanis. Atrodė gynyba nebloga. Bene visos atakos metu kelios sekundės buvo likusios. Ir dabar jau Evanas Fournier stoja mesti baudų. Turi tikrai labai daug noro ir šiame pasaulio čempionate ir galbūt ir artimiausiai sezonais NBA lygoje įrodyti savo vertę. Labai gerai žaidė Orlando Magic, buvo vienas komandos lyderių. Žaisdamas ten 20-21 pelnydavo po 20 taškų. Bet tada buvo iškeistas į Bostono Celtics ir ten pradėjo leistis jo karjera. Tiek Bostone, tiek ir New York'e sezonai nebuvo labai geri. Na, dar pirmas sezonas New York'e visai neblogas, 14 taškų, bet praėjęs jau buvo tikrai tikras nusivylimas, tik 6 taškai per mačą. Neretai žaisdavo Fournier, dabar labai svarbės baudas jis susimeta. Ir vėl +3, kalbant apie prancūzus. Žagaras rengia komandos ataką, jis prieš Terį Tarpėjų. Vienam geriausiai besiginančių žaidėjų patikėta Žagaro gynyba. Čia iki galo ir pelno taškus Rolandas Šmitas. Vėl Žagaras gerai vertino situaciją, atliko perdavimą atgal. Ir galingi Šmito žingsniai. Po kurių ir po pelnytų taškų Latvijai vėl turi -1. Dabar reikia apsiginti Latvijos ekipoje. Evanas Fournier. 1-1 prieš Kurucą. Meta tritaškį Fournier, jo nepataiko ir pražanga būtent kovojančiam dėl kamuolio Rudy Goberui. Nenori sutikti Rudy Goberas. Tėviškai kreipiasi į teisėją. Ir 2 baudų metimai tai yra. Tad turi galimybę Latvijai išsiveržti į priekį prieš prancūzus. Ar jūs tuo galite patikėti? Latvijai turi galimybę pirmauti pačioje rungtynių pabaigoje. Reikia tik pataikyti baudas Rolandui Šmitui. Žalgirietis Eurolygoje praėjusį sezoną baudas metė 85%, bet tokias svarbias baudas vargu ar per visą savo karjerą jis yra metęs. Lietuvos krepšinio lygoje baudos 87%. Įspūdingas pataikymas. Pirma bauda taikli, rezultatą lygų jau turi Latvija ir dabar Šmitas meta antrą baudą. Ją taip pat užtikrintai pataiko. Kristapas Porzingis jaučia kraujo skonį. Latvijai priekyje ir lieka 38 sekundės. Prancūzai prašo minutės pertraukėlės. Ir čia, šioje arenoje, kurioje skamba Latvija, tai yra Indonezijos arena Džakartoje, kvepia didžiausia čempionato sensacija. Tous les deux. Si ça switch sur le jeu à 2, Gershon il vient poster, Rudy il faut que tu montes ici. Tu peux faire un flair à l'opposé. Non, et après pas vite corner. T'as entendu? Là il y a un flair pour Sylvain. Donc tu peux effectivement jouer Gershon en relation, mais tu peux jouer aussi de l'autre côté. Et pénétrer bien sûr. Il faut qu'on ait de la vitesse pour aller chercher la faute. Let's go. Allez. Le blanc rouge. Tokia beviltiška Latvijos rinktinė buvo rungtynėse su Lietuvos ekipa. Atrodė, kad jokių galimybių ir pasaulio čempionate, bet tokia, galima sakyti, tokį prastą įspūdį paliko ir veltui, nes matome, kad pasaulio čempionate daug geriau žaidžia Latvijai. Pirma pergalė pasiekta prieš Libaną net 109-70. O dabar pirmauja ir prieš prancūzus. Likus 38 sekundėms iki ketvirto kėlinio pabaigos. Nikolė Batumos grąžina kamuolį į žaidimą. Geršonas Jebuselė. Silvenas Francisko bando užsiimti poziciją, bet vėl Žagaras labai gerai dirba su krepšininku be kamuolio.
Keičiasi gynyboje Latvijai, Evanas Furnie, jo prasiveržimas, sudėtingas metimas netaiklus, kova dėl kamuolio ir Latvija jį atkovoja. Dabar jau reikia prasižengti prancūzams ir nepavyksta to padaryti. Žagaro perdavimas netoli perimto kamuolio buvo Evanas Furnie. Štai taip, Latvijai pirmauja 1 tašku ir turi 14 sekundžių. Dabar prancūzams reikia prasižengti, jeigu Latvijai sumeta baudas, turi +3 ir tada jau jie gali pažeisti taisyklės. Neįtikėtina, kas dedasi čia. Grąžina kamuolį į žaidimą Latvijos ekipa. Žagaras, niekas neprasižengia prieš latvius ir dabar prieš Žagarą taisyklės pažeidžiamos ir tai nėra labai geras pasirinkimas Latvijos komandai, nes savo ruožtų Žagaras šiandien pataikė tik 2 baudas iš 7. Furnie tai yra 4 pražanga, 10 sekundžių lieka. Na, bet kuriuo atveju Latviams reikės susiginti per likusias 10 sekundžių. Jie turi persvarą, dabar klausimas, ar galės prasižengti, ar pataikys abi baudas. Žagaras pirmą realizuoja, na štai toks. Buvęs Nevėžio žaidėjas, 22 taškai, šiandien 4 rezultatyvūs perdimai. Ten ir Kristopas Porzingis, ir Žanis Peineris, buvęs Lietkabelio žaidėjas. Jis yra, padeda Latvijos rinktiniai, netaikli antra bauda, bet tai yra visai neblogai Latviams, nes sudega laiko prancūzams, kol jie atkovoja kamuolį ir čia Furnie stringa. Yra galimybė prancūzams, metimas iš toli, jis nėra taiklus, atkovotas kamuolys, bet taškai nebus įskaityti, tad Latvijai laimi šį mačą, tai yra neįtikėtina. Tai yra didžiulė sensacija pasaulio čempionate. Latvijai keliauja į kitą etapą, jie dar turės savo rungtynes dėl pirmos vietos grupėje, jie susitiks su Kanados komanda, o prancūzai pralaimėjo 30 taškų savo pirmas rungtynes, jie nusileido Kanadai, dabar pralaimi ir Arturo Žagaro. Ar jūs girdite Arturo Žagaro į priekį vedamai Latvijos rinktiniai? Tai yra kažkas nerealaus. Tai yra pasaulio čempionatas, kuriame atrodė, kad tikrai labai mažai įdomių rungtynių. Matome labai daug triuškinimų, labai didelį lygių skirtumą, bet dabar matome ir džiaugsmo ašaras. Latvijai nugali Prancūzijos ekipą. Tai yra kažkas neįtikėtino. Prancūzai į kitą etapą jau galimybių patekti neturi, nes jie bet kuriuo atveju yra pralaimėję 2 rungtynes. Jie gali laimėti tik paskutinėme savo mače prieš Libano komandą. Kažkas nerealaus. Tai buvo, atrodo, kad netrūksta žodžių. Atrodo, kad tai buvo pasaka Latviams, kuri nepasiekiama, tačiau visa tai štai taip baigėsi Latvijos rinktinės pergalė.